Šioje pamokoje greitai ir lengvai išmoksime pasidaryti turėklus. Atsidarykime savo projektą. Pirmiausia, nusibraižykime balkono bloką. Tai galima padaryti paprasčiausiai su box įrankiu, kadangi balkonas tiesiog yra didelis stačiakampis. Pasirenkame box, S raidelės pagalba įsijungiame traukos režimą ir nuo vieno kampo tempiame į kitą ir dabar leidžiame žemyn, tam, kad balkono viršutinės paviršius liktų lygus su grindimis. Balkono bloko storis mums šiuo atveju nėra labai svarbus, todėl taip šį bloką ir paliksime. Išjungiame traukos režimą. Dar vienas svarbus dalykas yra teisingi pavadinimai. Tai mūsų balkono blokas buvo sukurtas box 001 vardu. Pervadinkime tai į balkono blokas. Ir pažiūrėkime sluoksnius. Kaip matote, čia grindų sluoksnio nėra, todėl būtų pats laikas jį susikurti. Spaudžiame Create New Layer ikonėlę, atsiranda naujas sluoksnis, 2 kartus spustelime prie pavadinimo ir pervadiname. Šis sluoksnis vadinsis grindys. Dabar mūsų pažymėtą balkono bloką reikia priskirti šiam sluoksniui. Paspaudžiame pliusiuko ženklą ir išskleidžiam pliusiuką ties grindimis. Matome, jog balkono blokas yra prijungtas. Ir žymiai patogiau matyti, jog čia yra balkono blokas, o ne box 001, kuris nežinia ką reikštų. Uždarome sluoksnį. Kaip matote, spalva iškart pakito, kadangi mes dirbame by layer režimu. Ir jeigu grįšime prie sluoksnių, pamatysime, jog automatiškai sluoksniai buvo parinkta žydra spalva. Spalvą mes galime pakeisti, tačiau šiuo atveju to nedarysime. Darome lentelę ir spaudžiame ant mūsų lango. Čia rašoma Casement Window 004. Tai taip pat nėra labai patogus pavadinimas, todėl mes įsiveskime savo langas balkono. Dabar kodėl aš pirmiausia rašau langas, o paskui balkono? Tai yra todėl, kad kai mes žymėsime objektus iš sąrašo, mums paprasčiau bus juos rasti pagal esminį jų požymį. Tai yra būtent ieškoti ne balkon langas, o langas. Ir vėliau yra tiesiog paaiškinama, koks tai langas balkono. Spaudžiame kitą balkono langą, vėl rašome langas balkono ir 02. Ir tą patį padarome su mūsų balkono durimis. Tai irgi pirmiausia bus durys, tada balkono. Pasirenkame kitas duris, balkono 02. Taip pat susirandame kitas duris. Šios duris tai miegamojo duris, tuomet rašome duris miegamojo, vonios duris ir lauko duris. Štai visi mūsų pavadinimai pervadinti. Sieną mes jau buvom pervadinę ir turime balkono bloką. Spaudžiame Select by Name ir štai dabar matome visus savo objektus. Galim dar kartą įsitikinti, jog mes visus juos sėkmingai pervadiname ir spaudžiame OK. Taigi balkono bloką susikūrėme. Dabar reiktų mums čia sukurti balkono atitvarą. Atitvarai ir turėklams bei tvoroms kurti yra atskiras įrankis. Susirandame Create panelėje Geometry skiltyje. Standard Primitive sąrašą išskleidžiame ir pasirenkame AEC Extended. Su Wall mes jau pažįstame. Foliage trumpai aptarsime vėliau. Railing. Rail angliškai reiškia turėklas. Tačiau prieš paišant turėklą pasirinkime turėklo įrankį ir tempkime pelytę, atleiskime. Tempkime į viršų. Jeigu turėklą braižyti paprastai, tuomet mums tektų subraižyti kiekvieną segmentą, kadangi iš tikrųjų šis įrankis duoda braižyti tik tai vieną segmentą. Kaip matote, segments, vienetas, yra užrakintas ir mes negalime jo didinti. Tik tuo atveju, jeigu mes naudosime turėklams rinkti mygtuką Pick Railing Path, tai reiškia parinkti turėklams kelią, tik tuomet mes galėsime kurti turėklus iš karto iš daugelio segmentų. Todėl turėklams visada patogiausia pirmiausia susikurti turėklų kelią, taip vadinamai turėklams braižyti skirtą profilį ir vėliau braižyti turėklus parenkant mygtuką Pick Railing Path. Ištrinkime mūsų sukurtą segmentą, grįžkime prie balkono bloko. Spauskime raidelę S, kad įsijungtų traukos režimas, tuomet grįžkime atgal prie Standard Primitives ir pasirinkime Shapes kortelę ir įrankį Line. Spustelėkime Line įrankį ir sulaukę pliusiuko ženklo
ties vidurinę balkoną žyminčią liniją, spustelėkime pelytę, atleiskime, spustelėkime kampe, atleiskime, kitame kampe spustelėkime, atleiskime ir galiausiai spustelėkime ties sieną. Kaip matote, linijos įrankis toliau nori braižytis, todėl mes spaudžiame Escape ir štai mes nusipiešiame turėklų kelią. Grįžtame prie Railing, spaudžiame Geometry, išsirenkame iš sąrašo AEC Extended, pasirenkame Railing ir spaudžiame Pick Railing Path. Štai, kaip matote, piešiami yra turėklai, tačiau labai jie keistai atrodo ir iš tikrųjų nežymi kampo, o turėklus paišo nuo pradinio taško iki galutinio taško. Todėl mums reikia paspausti varnelę ties Respect Corners ir viskas susitvarko. Taip pat čia kaip ir trūksta segmentų ir mes jų kiekį galime padidinti. Padidiname segmentų skaičių iki 10 ir einame prie skilties Top Rail. Top Rail tai reiškia porankį. Tai yra pagrindinis turėklo viršutinis profilis ir porankis gali būti square, tai yra kvadratinis, round apvalus arba none, nebus jo apskritai. Pasirenkame round ir kadangi dabar jo matmenys yra tik tai 4 mm, padidiname šį skaičių iki 5 cm ir štai matome didžiulį skirtumą, tai yra porankis jau yra panašus į porankį. Tačiau mes padidiname tik tai jo plotį. Mums reikia pasirinkti ir width, tai yra gylis 50 ir tuomet porankio skerspjūvis būtų apskritimo formos. Porankio aukštį taip pat galima reguliuoti. Pasirinkime metrą. Keliaujame toliau. Lower Rail tai yra žemiau esantis atitvariniai profiliai ir jie taip pat gali būti kvadratiniai arba apvalūs. Taigi pasirenkame kvadratiniai šiuo atveju ir suteikiame jiems 2 cm plotį. Kaip matote, turime profilį jau kitokios šiek tiek formos. Dabar profilių skaičius gali būti įvairus. Tam reikia nuspausti Lower Rail Spacing mygtuką ir čia atsiranda daugiau parinkčių. Mes galime padidinti profilinių atitvarų skaičių ir atstumą tarp jų. Tam, kad pakeistume atstumą, turime atžymėti šios spinelės ir dabar galime reguliuoti jų nutolimą. Pažymime varnelę ir įrašome 100 mm. Pažymime kitą varnelę ir taip pat įrašome 100 mm. Ir štai sukuriami 2 atitvarai, vienas nuo pačios pakilė 100 mm, kitas nuo turėklo atstumų yra per 100 mm. Iš čia sąrašo išsirinkus, tai galima keisti kūrimo principą. Šiuo atveju mums jisai tinka. Ir spaudžiame Close. Keliaujame žemyn. Post reiškia statramsčius. Jų kiekį taip pat galime reguliuoti. Statramščiai irgi bus square tipo ir po 20 mm pločio. Spaudžiame Post Spacing ir pasirenkame, jog mums braižytų daugiau statramsčių. Na ir dabar skaičius yra pakankamas. Čia taip pat statramstį galima braižyti ne prie pat sienos, o šiek tiek nutolusi. Ta mes ir padarysime. Įvedame 5 cm ir end offset irgi 5 cm. Spaudžiame Close. Ir štai mūsų statramsčiai yra šiek tiek nutolę nuo sienos. Keliaujame toliau. Fencing tai reiškia tvoros apipavidalinimas. Tvorą galima piešti su picket stulpeliais arba Solid Fill. Solid Fill tai galima kurti tvorą panaudojant stiklo lakštus, plokštes ir kitus elementus. Pirmiausia, panagrinėkime pickets. Pasirinkime irgi square ir suteikime šiems stulpeliams pločio. Taigi, pariekame taip pat po 2 cm ir bottom offset padarykime 100 mm aukštyje. Ir štai dabar jau matome, kur yra statramsčiai, o kur yra tiesiog stulpeliai. Ir Solid Fill šiuo atveju mes nedarysime su stiklo blokais ar kitomis vientisomis medžiagomis, todėl paliekame